Kaip matom, Badauskai toliau kontroliuoja elektros laidą. Skaičiukas rodo 266, o kitom dienom 282 ir daugiau. Tai yra šiuo metu kyla net. Kaip matom, kyla. Tai dar kartą įrodo, kaip Badauskai kontroliuoja elektros laidą. Trifazė elektra. Susijungia 252 savo įrenginius, šildosi namus. Šiandien kreiptas į policijos pareigūnus už tai, kad įsilaužusi namus išdraskė bliombas. Laukiam pareigūnų atvykstant, kad pagaliau nupaveiksluotų, kokie laidai atjunginėti yra, kaip nudraskyta viskas. Ir kad būtų Badauskas suimtas ir padaryta psichiatrinė ekspertizė, nes jau nuodijus šunį, subadžius padangas, tyčiniai padegimai, elektros vagystės, maisto net vagystės. Šitaip kontroliuojamas elektros laidas. Akivaizdžiai matosi, kaip jie kontroliuoja elektros laidą, sukimusi atgal ir renginių prisijungimą. Policijai parašytas pareiškimas ir visai Badauskų grupuotė, kad būtų atlikta psichiatrinė ekspertizė, skaitant ir Elijų Paškauską, kuris dalyvauja, bus informuoti Latvijos policijos pareigūnai, ten, kur Šiauliuose jungiasi Badauskų brolis prie Wi-Fi. Tai yra tarptautiniai jau nusikaltimai vyksta per mano įrenginius, jungdamisi per svetimus Wi-Fi, jungiasi į mano telefonų įrenginius, į mano vaikų įrenginius ir vykdo nusikaltimą. Šiuo metu dirba vienintelis katilas. Ir kaip matom, įtampa yra pilnai kontroliuojama ir sukasi labai greitai. Badauskai pasijungia kriptovaliutai bitkoinam šiuo metu įrenginius, nes matosi, kaip keičiasi elektra ir laidų apkrova. Vienas vienintelis yra įjungtas šilumos katilas, kurį Badauskai užblokavo ir daugiau 39 laipsnių nepakyla temperatūra. Tai yra toliau valdo įrenginius per nuotolį, valdoma elektra, valdomi įrenginiai, valdomas katilo kompiuteris. Tai dar kartą parodo, kaip Badauskai, kiek įrenginių yra prisijungę ir kaip nuo to priklauso elektros srovės kitimas. Ir kad mus tyčia degina, sukeldami įtampą, tai dar kartą puikiausias įrodymas dabar filmuojant. Badauskai valdo visiškai mūsų trifazę elektrą ir dabar tai puikiai įrodo, kaip įrenginys fiksuoja, nes yra pasijungę visus savo kriptovaliutai įrenginius ir labai keičiasi apkrovos. Labai stipriai keičiasi apkrova laiduose. Kadangi Badauskai daro nusikaltimą jau tarptautiniu mastu, įsilaužė į Latvijos Wi-Fi, ne tik į Latvijos, ir į kitų miestų šalių Wi-Fi įsilaužta, bus kreiptasi būtent į tas nuovadas policijos, per kurios ir panaudotos prisijungimai. Bus kreiptasi, jeigu reikės, ir patį Bideną. Bet ši šeima, ši grupuotė kartu su policijos pareigūnais ir medikais, teismo ekspertė, kuri iš liudininkų parodymų diagnozę stato,
ir taip klaidina bylas, kas akivaizdžiai parodė, kad yra papirkta byla, bus patraukti baudžiamąjon atsakomybėn. Tikrai nenuleisiu rankų. Taipogi ir esu už tarpininkavimą, vagystės, bus patraukta baudžiamon atsakomybėn ir bus pareikalauta sumokėti ne tik moralinę žalę už sugadintus daiktus, bet ir finansinę, pilnai už visą 14 metų, nes tarpininkavo Badauskams. Ir aš tikrai tą pasieksiu, nes įrašai rodo, ką Badauskai išdarinėja. Tai yra puikiausias įrodymas ir kaip jie beignoruotų, visas pasaulis pamatys, kas dedasi Lietuvoje, mažam miestelį Telšiuose ir kaip turtingi žmonės linksminasi, apvoginėdami, papirkinėdami teisėjus, prokurorus, ekspertus, ESO darbuotojus.